Vežė mane Sibirą, daugiau aš nebegrįšiu. Tik savo jaunai mergeliai linkėjimus rašysiu. Nu, aš gimiau tai Geibonių kaime, tai aš Aleksas Sabonis, buvęs tremtinys. Ir dabar, sakau, pensininkas, jau man dabar 76 metai, rašau kokius eilėraštukus, ten prisiminimus. Aš mėgojau ant pečio, atėjo Karažinas, tas, kur buvo KGBistas, kuris buvo paskirtas išvežinėti iš Vievio rajono. Vievio rajonas buvo. Nu ir aš norėjau ir pasakė man, kad sako, tep išvežinėję Sibiran. Nu ir aš norėjau bėgti vienas, bet jie mane neleido už rankas, mane ir vedė. Netoli namų daėjom ir pasigirdo verksmai ir seseris, ir tėvukas sako, nu, parėjau aš tada, parvedė į mane. Nu va, sako, Olės vėl man veža Sibirą. Nu ir iš kolūkio buvo mašina paimta, paskirta, nu ir susadina mašiną ant mumi. Ką laidą, tai mes susidėjom, tie 2 maišus ruginių miltų. Nu ir tiesiai nuvežė Vilniun, tovarnan stotin, kaip sako. Nu ir suvarė vagonan, užrakina, šitą duris paradarė biški, lovelį tokį padarė, kad gamtinius reikalus atlikdinėti ir viskas. Ir pirmadienį, tada pirmadienį, nu tai antradienį, trečiadienį rytą saulė vos tekėjo ir traukinys iš Vilniaus pajudėjo. Nu ir nuvežė Tomsko oblast, Tomskan. 3 savaitės vežė. Nu ir prie Tomsko Obės upės kranto vagonai stovėjo, 4-dienį taip atvažiavom, 5-dienį prasidėjom vagonuose, 6-dienį, lyg teismo diena buvo, kareiviai krovė, vieni kareiviai stovėjo aplinkui vagonų, o kiti iš vagonų viską iškraudinėjo. Buvo visokių nuotykių, kad yra. Tada maišus kaip mėtė, tai ir aš iš Dulkio, iš Semeliškių maišus jam kaip mėtės oboliais, tai oboliai nusiridena, upėn, tai gaudėm tuos obolius ir valgėm. Štai, kad valgyti irgi nebuvo kuo ir... O tada Sibirą, kaip nuvežė vietan, nu tai ruginėse miltuose atsirado kirmeliukių, virėm košį ir valgėm. Štai, kad norėjosi valgyti, badas tai yra baisus dalykas. Teka ir badą pakentėti, ir šalčio pakentėti, 60 laipsnių šalčio būdavo. Aš ten lesnuoju pas brolį ateidavau į Zavatkoją, mumi išdalina ant 4 vietų. Aš, pamotė ir sesuo Zavatkojai, brolis lesnuoja, tėvukas Kirgincuose, seseris 8. Ant 4 vietų. Nu tai aš nuveidavau pas brolį ten lesnuojant, parduotuvėj nupirkdavau ten tų riebalų, kombinžyro. Nu ir su pardavėjus mane pakalbina pas jį, padėjėjų pabūt. Nu ten jisai už prekystalio, o aš nuveidavau sandėliukas atnešti tai batų, tai vailakų, tai kufaikų, tai riebalų, tai saldainių. Nu, o paskui jis mane darbina valgyklą. Nu ir tepuoska, sako, ir bėga gyvenimas. Nu, kaip mes įsipasakom, tada tam pardavėjai, jisai Krylovas, tas jisai po Verbovke buvo. 41-2 metais buvo lakūnas. Jis Kauno, Vilnių žinojo. Nu ir jisai parašė prašymą Stalinui 52 metais. Nu, Stalinas, kad mirė 53 metais kovos 5 ir jokio atsakymą negavom, tada jisai parašė Švernikui. Švernikui parašė prašymą. Nu,
davė Vievio rajonan, skaitasi žino, užklauso, kad išsiaiškit, įsiriškit. Nu ir atėjo dokumentai mums, kad galim važiuoti namo, kur, ką. Nu ir parvažiavom, ant kelionės, tai pinigų niekas mums neskyrė. Išpardavėm pagalvės, išpardavėm adialus, ką turėjom. Nu ir va, ir tada mes, 2000 rublių sudarėm ir davai jau judėti. Va jau žiema, jau ruduo irgi tada buvo, jau upė užšals, obė neplaus garlaiviai. Nu ir ant rydienos nuėjom rajonan, paėmėm tada dokumentus, tėvukas pamatė, seseris atvažiavo ant jaučių ir pradėjom judėti. Va tada šita lesnoji, čia va mažytė nutraukytė, dabar va jinai padaryta didesnė. Va dabar didesnė padaryta, bet jau jinai, kas sakas, pasenus, čia buvo irgi 8 prie Čulados namų tokių. A dabar aš atmintį turėdamas rašau visokius prisiminimus, kas saka, tokius lik eilėraščius trumpus. 1951 metai, spalio 1 dieną. Žmonės ramiai miegoja, kaip netikėtai ginkluotos gaujos jų namus apstoja. Į kambarį jie su ginklu rankuose pradėjo skaičiuoti, kiek yra namuose. Į kampą suvalė ir liepė sėdėti, dokumentus visus ant stalo sudėti. Tada 2 valandas laiko susidėti daiktus gavom, kiekvienas supratom jau ateitį savo. Ir tą susidėjom, ką ankavadistai leido, o viską palikam mes ir gimtus namus apleidom. Gimtus namus palikam ir kaimynų savo, į tolimą kelionę mašinomis išvažiavo. Mašinos vežė į paskirtą stotį, kur traukinys laukia, kuo greičiau važiuoti. Į vieną vagoną daug šeimų suvarė, sargybą pastatė, ant štubos uždarė. Tamsu ir ankštą susiglaudė viens prie kitą. Vagone įsėdėjom iki trečiadienio rytą. Trečiadienio rytą saulė vos tekėjo, kelionėm pajudėjo. Visi tik išblyškę, labai nusiminę, Sibiran važiuojam, palikę tėvynę. Vagonuose girdėtis maldos ir verksmai, o laukia kareivių juokas ir keiksmai. Ar saulėta diena, ar tamsi naktis, su žmonėm vagonai lekia tolyn vis. Ir vėl tik beržyną pro langą matai, ar karklais apaugę rami laukai. 3 savaitės be 2 dienų, vagone įsidėjom be saulės spindulių. Penktadienio rytą saulė vos tekėjo, traukinys su žmonėmis kelionėn į Tomską atėjo ir juose per naktį žmonės įsėdėjo. Šeštadienio rytą lyg teismo diena buvo, iš vagonų krovė viską, kas tik kur pakliuvo. Vieni kareiviai aplinkui stovėjo, kiti iš vagonų žmonės varinėjo. Vos tik iš vagonų įsikraustus spėjom, traukinys išvilpė ir atgal nuėjo. Ir tuo laiku baisus sniegas snigt pradėjo ir viesulą kaukia. Prie stataus upės obės krantą didžiulis garlaivis atplaukia. Žmonės verkė ir šūkavo, vaikai ieškoja tėvų, o tėvai vaikų savo. Negi tėvyniai pritrūko vietos, kad mūsų atskyrė, kur vargas kietas. Negi negrįši mum reiks čia ir vargti, išverktos akis mum reiks užmerkti. Tas dulkėtas traukinys taip toli nukeliavo, prisimenu mamytes, tas tėvas kur žaliavo, prisimenu mamytes, tas tėvas kur žaliavo.